Sveiki sugrįžę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandieną pasinersime į vieną iš pačių keisčiausių ir labiausiai glubinančių dingimo istorijų. Tai įvyko 1978 metais Kalifornijoje, kai 5 vyrai tiesiog išgaravo vidurį nakties, palikę savo automobilį snieguotose kalnuose. Kodėl jie ten važiavo, kodėl jie paliko veikiantį automobilį ir kas įvyko apleistame miško namelyje, kuriame vienas iš jų lėtai mirė iš bado, nors aplink buvo pilna maisto. Tai Jubos penketuko paslaptis. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar gero žiūrėjimo. Šiandienos istorija vyksta 1978 metų vasario mėnesį ir joje dėmesys sutelkiamas į 5 jaunus vyrus, kurie buvo geriausi draugai. Jie iš esmės buvo neišskiriami. Jie visi gyveno Jubo mieste, Kalifornijoje, o jie vėliau tapo žinomi kaip Jubo miesto penketas. Šie 5 jaunuoliai turėjo lengvą protinę negalią arba psichikos sveikatos sutrikimų, tačiau visi jie buvo gabūs pasirūpinti savimi. Visi šie vyrai susipažino ir tapo draugais per Gateway projektus. Tai organizacija skirta padėti psichikos negalią turintiems asmenims integruotis į visuomenę. Kartu jie mėgo lankyti sporto renginiuose, žaisti krepšinį ar boulingą. Jackui Hewittui buvo 24. Jis buvo labai drovus ir uždaras, beveik niekada nekalbėjo, o jei ir kalbėdavo, tai turėdamas pastebimą kalbos sutrikimą. Jis taip pat nemokėjo skaityti ar rašyti. Jam nelabai patiko būti toli nuo namų ir jisai niekada neužsibūdavo kitur nakvoti. Jis nebuvo agresyvus, o labiau laikomas nuolankiu. Jis dalyvavo įvairiuose Gateway projektuose pastaruosius 4 ar 5 metus. Jacko tėvas nurodė, kad iš 5 vyrų Jackas mažiausiai galėjo savimi pasirūpinti. Geriausias Jacko draugas buvo Tedas Weiheris, kuris jį pažinojo apie 8 metus. Buvo sakoma, kad jiedu buvo beveik neišskiriami draugai. Jackas nemėgdavo telefonų ir negalėdavo pakankamai ilgai susikaupti, kad galėtų jais naudotis. Tedui Weiheriui buvo 32 metai. Jis lėtai mokėsi, bet buvo komunikabilus ir mėgo bendrauti su žmonėmis. Jis buvo laikomas mažiausiai agresyviu iš viso penketo, bet turėjo gana ūmų būdą. Mokėjo skaityti ir rašyti, bei atlikti paprastus matematinius veiksmus. Tedas galėjo dirbti paprastą darbą, bet jam reikėjo priežiūros. Tedas bijojo tamsos ir vargu ar išeidavo vienas naktį be ko nors palydos. Tedas paprastai rūpindavosi Jacku, kai jie būdavo kartu ir priimdavo daugelį sprendimų už juos abu. Jis galėdavo lengvai pasimesti ir gana prastai orientavosi aplinkoje. Keletas jo elgesio pavyzdžių. Jisai nesuprato, kodėl kažkas turėtų sustoti prie stop ženklo ir kartą nenorėjo išeiti iš degančio namo, nes miegojo ir turėjo būti jėga iškeltas iš lovos. Jo mama tikėjo, kad jeigu jisai kada nors pateks į pavojingą situaciją, jis galėtų tiesiog pabėgti ir pasislėpti. Teda galėjo lengvai paveikti bet kas jam buvo draugiškas. Jis nebuvo laikomas pasiekėjų ar lyderiu, bet susidūrė su problema galėjo išanalizuoti situaciją ir priimti atitinkamą sprendimą. Jackui Madrugai buvo 30 metų. Jis buvo laikomas drobiu vienišiumi, o jo tėvai teigė, kad jis nebuvo protiškai neįgalus, tačiau jo mąstymo procesai buvo lėti. Jackas buvo žinomas kaip nesmurtinis žmogus, sugebėjo dirbti indų plovėjų ir save išlaikyti. Jackas apie 2 metus tarnavo armijoje. Per tą laiką dirbo sunkvežimio vairuotoju. Galiausiai 1968 metais jisai buvo atleistas iš tarnybos. Jis gyveno su savo mama, bet padėdavo mokėti nuomą ir rūpinosi savo finansais. Jo motina sakė, kad jisai nebuvo lyderis ir neturėjo stiprios asmenybės, tačiau jis galėjo įvertinti situaciją ir priimti tinkamą sprendimą. Jacko geriausias draugas buvo Billas Sterlingas, kuris buvo jo nuolatinis palydovas. Jackas buvo vienintelis grupėje turėjęs automobilį ir jis niekada neleisdavo niekam kitam jo vairuoti. Jis taip pat bijojo tamsos. Billui Sterlingui buvo 29.
Jis visą gyvenimą buvo hiperaktyvus ir galėjo kelti pavojų savo ir kitiems, jei šie atsistotų skersai kelio. Bilas buvo labai socialus ir gerai sutarė su kitais. Jo geriausias draugas buvo Džekas, o pats Bilas buvo laikomas iš esmės nesmurtiniu, bet prireikus apsigindavo. Bilui pavyko baigti vidurinę mokyklą ir jisai galėjo dirbti. Jo tėvai manė, kad juo buvo galima gana lengvai pasinaudoti. Jį galima laikyti arba lyderiu, arba pasekėju. Bilo mama sakė, kad jis ir Džekas mėgo vaikščioti ir kad jie galėjo veikti nemažą atstumą per gana trumpą laiką. Bilo krepšinio treneris sakė, kad jisai buvo šiek tiek protingesnis už kitus, bet taip pat ir labai tingus. Garis Matijas, jam buvo 25. Jis tarnavo JAV armijoje nuo 1972 iki 1973 metų. Jis buvo paleistas iš tarnybos, kai jam tarnybos metu buvo diagnozuota šizofrenija. Jis taip pat buvo įtariamas narkotikų vartojimu. Po tarnybos armijoje Garis bandė lankyti mokyklą, bet nesėkmingai. Užuot susidūrė su savo patėviu, Garis pabėgo į Oregoną, kur gyvena jo močiutė. Vėliau jisai grįžo į tėvų namus prastos būsenos. Jis keliavo pėsčiomis ir autostopu iš močiutės namų Portlande, Oregone, į tėvų namus netoli Jubos miesto, Kalifornijoje. Per tą laiką jisai nukeliavo maždaug 850 km atstumą, vogė pieną iš verandų ir valgė šunų maistą, kad išgyventų kelionę namo. Jisai susidraugavo su Džeku Madruga, Billu Sterlingu, Tedu Veiheriu ir Džeku Vehitu. Maždaug tuo metu, kai įvyko dingimas, jisai teigė esąs labai patenkintas gyvendamas namuose. Jisai saugojo Džeką ir Tedą, bet nelabai mėgo Madrugos ir Billo Sterlingo. Jisai tikrai nedarytų nieko, kas jam nėra priimtina. Jis mokėjo vairuoti automobilį ir nieko nebijojo. Jis galėjo apsiginti, jei jam gresia pavojus, bet jis taip pat buvo laikomas šiek tiek keistu žmogumi grupėje. Vienas iš tėvų jį vadino 5 ratu. Gari krepšinio treneris sakė, kad jis atrodė, jog bet kuriuo metu gali pulti į isteriją. Buvo sakoma, kad Garis greičiausiai vadovautų 5, sakytų, kur eiti ir ką daryti. Garis taipogi buvo laikomas gana nenuspėjimu ir kartais smurtaujančiu, ypač per šizofrenijos sustiprėjimą. Dėl to Garis turėjo pakankamai ilgą nusikaltimų šleifą. Pastaruosius 2 metus iki dingimo jisai naudojo vaistus, kurie padėdavo jam nusiraminti, ir tuo metu gydytojai jį laikė pavyzdingu pacientu. Tuo metu Garis neturėjo konfliktų su teisėsauga ir regis jam viskas klostėsi gerai. Tai yra gana platus kiekvieno šių vyrų asmenybės aprašymas. Galite susidaryti gana išsamų vaizdą apie tai, kaip galėjo atrodyti grupės dinamika. Grupė visada buvo artima ir daugeliui žinoma tiesiog kaip berniukai. Jų elgesį paprastai buvo gana lengva nuspėti ir jie retai nukrypdavo nuo įprastos ar suplanuotos veiklos. Atrodo, kad visuotinai sutariama, jog jie visi buvo gana gerai funkcionuojantis, tačiau patekę į stresinę situaciją, jų elgesys gali pasikeisti. Šią 5 vyrų grupę iš tiesų suvienijo bendra meilė sportui, ypač krepšiniui. Jei jie susirinkdavo kartu, jie arba kalbėdavosi apie krepšinį, žiūrėdavo krepšinį arba žaisdavo krepšinį. Gateway programa reiškia, kad visi jie buvo įtraukti į integracijos programą, kuri turėjo krepšinio komandą ir jie visi žaidė toje komandoje ir jai buvo labai atsidavę. 1978 m. vasarį jų krepšinio komanda kartu su daugybė kitų turėjo dalyvauti turnyre, kuriame šio turnyro nugalėtojai gautų nemokamą kelionę į Los Andželą. Taigi, Juba miesto 5 labai džiaugiasi šiuo turnyru. Šis turnyras turėjo prasidėti 1978 m. vasario 25 d. Tačiau jų mėgstamiausia krepšinio komanda UC Davis žaidė vos už 70 km nuo jų Čiko mieste, Kalifornijoje, vasario 24 d. Dieną prieš jų didįjį turnyrą. Tad jie nusprendė nukeliauti į Čiko miestą ir palaikyti mėgiamą komandą. Susikrovę daiktus į Madrugos automobilį, jie nuvažiavo 70 km iki Čiko ir palaikė savo komandą, kuri galiausiai laimėjo rungtynes. Buvo daugybė liudininkų, kurie matė Jubo 5 šiuose krepšinio rungtynėse, todėl žinome, kad jie buvo ten.
Po rungtynių berniukai sėdo į automobilį ir nuvažiavo trumpą atstumą iki mažos parduotuvės Čike, kur nusipirko gazuotų gėrimų ir užkandžių. Parduotuvės savininkas tyriems liudijo, kad jisai prisimena berniukus, nes jie atėjo apie 22 valandą. Tai buvo tada, kai jie norėjo uždaryti parduotuvę. Todėl prisimena, kaip susierzino, kai į vidų atėjo didelė grupė ir jie pirko krūvą daiktų, trukdydami uždaryti parduotuvę laiku. Tai buvo paskutinis kartas, kai kas nors matys berniukus gyvus. Ta naktį kai kurie berniukų tėvai nemiegojo ir laukė, kol sūnus grįš namo, o kai jų nesulaukė, pradėjo nerimauti. Tėvai pradėjo skambinti vieni kitiems ir klausinėti, ar jie nematė berniukų, bet niekas nematė. Tai buvo keista, ne tik todėl, kad berniukai visada pasakodavo savo tėvams ir artimiesiems, kur jie bus, bet ir mintis, kad jie rizikuos gerų nakties miegų prieš šias varžybas. Todėl kitą rytą labai anksti šeimos paskambino policijai ir pranešė, kad čia kažkas negerai. Tyrimui vadovavęs policijos pareigūnas buvo leitenantas Lansas, kuris mokėsi vidurinėje mokykloje kartu su vienu iš berniuku. Taigi, jisai buvo asmeniškai susijęs su šiuo tyrimu ir buvo labiau motyvuotas nei galbūt kiti. Jis rūpinosi, kad jie daro viską, kas įmanoma, kad surastų šiuos berniukus. Kai per pirmasias kelias paieškos valandas nieko nerandama, išplečiama paieškos zona. Dėl šio išplėtimo per kelias dienas sugebama surasti berniukų automobilį. Antradienį, vasario 28 dieną, apleistame Oravilio Quinsley greitkelyje aptinkamas Džeko Madrugos Mercury Montego automobilis. Vasario 25 dieną automobilį matė miškininkas, tačiau tuo metu į tai nekreipė dėmesio, nes toje vietoje žmonės slidinėja. Kartą jis išgirdo žinią apie 5 dingusius vyrus ir išgirdęs jų automobilio apibūdinimą, jis pranešė valdžios institucijoms apie automobilio buvimo vietą. Pasisekė gauti senų nuotraukų, kuriuose rodoma, kaip automobilis atrodė, kai buvo rastas. Aplinka aplink automobilį buvo pasikeitusi. Jis buvo išlaisvintas iš sniego. Automobilyje jie rado keletą saldainių popieriukų, tuščią pieno pakuotę ir 4 skirtingus kelių žemėlapius. Valdžios institucijos taip pat rado krepšinio rungtynių lankstinukus. Ant jų berniukai rašė rungtynių rezultatą. Automobilyje dar buvo likęs maždaug 1/4 bako degalų ir jisai iš karto užsivedė, kai policija pabandė jį užvesti. Visa situacija pareigūnas buvo šiek tiek gluminanti, nes automobilis iš tikrųjų nebuvo įstrigęs. Net jei ir berniukai būtų turėję problemų, 5 jie būtų galėję lengvai pajudinti automobilį. Tai iš dalies patvirtina ir automobilio nuotraukos, nes galiniai ratai toli gražu nėra įstrigę sniego pusnyje. Tačiau tą pačią dieną siautė pūga, atnešusi šviežio sniego ir apsunkinusi sąlygas berniukų paieškoms. Vienas paieškoje dalyvavusių asmenų patyrė širdies smūgį, o kitas plaučių uždegimą. Nepaisant to, kaimyninių apygardų pareigūnai padėjo paieškose, naudodami viską. Jie pasitelkė pėdsakių šunis, arklius, keturračius, automobilius ir nesraigtasparnius. Nelygę, uolėtą ir tankiai miškingą vietovę buvo sunku apieškoti ir nepaisant visų pastangų, jiems nepavyko rasti nė menkiausios užuominos. 1978 m. birželio 4 diena. Praėjus kiek daugiau nei 3 mėnesiams po berniukų dingimo, keli motociklininkai, kurie buvo išsiruošę į ilgą kelionę, atsitiktinai atsidūrė tuose kalnuose, netoli tos vietos, kur buvo rastas automobilis. Jie buvo maždaug už 30 km ir atsidūrė akligatvyje, kuriame pastatė savo motociklus. Jie nusprendė tiesiog šiek tiek prasimankštinti, pažvelgė žemyn šiek tiek toliau nuo kelio ir pamatė seną priekabą. Jie nusprendė prieiti arčiau ir pažiūrėti, kas ten. Paaiškėjo, kad tai buvo miškininkystės tarnybai priklausiusi priekaba, bet iš tiesų buvo apleista ir neprižiūrima jau seniai. Taigi, eidami jie pamato, kad vienas iš langų yra išdaužtas ir pagalvoja, kad viskas gerai, greičiausiai jinai apleista. Ir jie mano, kad tiesiog atidarys duris ir žvilgtels į jos vidų. Tad jie atidaro duris ir iš karto pajunta siaubingą kvapą ir pagalvoja, nežinau, kas tai yra, bet tai kvepia mirtimi. Paaiškėjo, kad tai iš tiesų buvo mirtis.
Tai buvo vienas iš Juba penketo, Tedas Veiheris, vyriausias iš grupės, kuris prižiūrėjo jauniausią iš grupės Džeką. Tai buvo jo kūnas. Paslaptis dar labiau sustiprėja, kai įeini į priekabą. Tedas rastas, suvyniotas į 8 antklodes ant lovos priekabos viduje. Jo pėdos buvo smarkiai nušalusios ir gangrenuojančios. Jis atrodė, lyg būtų netekęs apie 50% savo kūno svorio. Ant jo veido buvo barzda, kuri rodė, kad jisai beveik neabejotinai gulėjo ten apie 13 savaičių. Tedas mirė nuo bado ir šalčio poveikio. Tačiau priekaboje, gana gerai matomoje vietoje, buvo daugybė laužo kūrimo priemonių, taip pat knygų, kurias galėjo uždegti degtuku. Be laužo kūrimo priemonių buvo ir malkų, ir papildomų drabužių, sunkių drabužių skirtų šaltam orui. Buvo daug maisto, pavyzdžiui, karinių davinių, kuriuos tiesioginė prasme galima buvo atidaryti ir turėti pakankamai maisto, kurio užtektų ilgam laikui. Taigi, maistas buvo gerai matomoje vietoje, buvo ir ugnies kūrimo reikmenų, o gale buvo beveik pilnas propano balionas. Jeigu jie jį būtų įjungę, būtų galėję įjungti šildymą priekabos viduje. Galima manyti, kad Tedui gal ir trūko gebėjimų įkurti ugnį ir naudoti visus priešais esančius išteklius, bet Garis Matijas, kurio batai buvo rasti toje priekaboje, tarnavo armijoje. O svarbiausia, ko ten yra mokama, tai būti išradingam ir panaudoti daiktus priešais save, kad išliktum gyvas. Ir atrodo labai keista, kad jei Garis ten būtų buvęs, jisai nebūtų to iš karto padaręs. Ar bent jau nurodęs kitiems, kaip tai padaryti. Praėjus maždaug dienai po to, kai Tedo kūnas buvo rastas priekaboje, už maždaug 15 km nuo tos vietos, kur buvo rastas automobilis, aptinkami Bilo ir Džeko Madrugos palaikai. Rasti palaikai buvo išdraskyti laukinių žvėrių, tačiau iš to, kas liko, tyrėjai galėjo nustatyti, kad abu mirė nuo hipotermijos. Praėjus 2 dienoms po to, kai buvo rasti šie palaikai, Džeko Hevito palaikai taip pat buvo rasti už 3 km nuo priekabos, kurioje buvo rastas Tedas. Nustatyta, jog Džekas taip pat mirė nuo hipotermijos. Taigi, 4 iš 5 berniukų buvo rasti. Tačiau Garis Matijas iki šiol nerastas. Vienintelis dalykas, kurį tyrėjai aptiko, buvo maždaug už 300 metrų nuo priekabos, rasta krūva antklodžių ir žibintvėlis. Panašu, kad Garis kažkuriuo metu ten galėjo būti, bet jie nežino, kiek laiko ir kur po to jisai patraukė. Galvojant, kur galėjo dingti Garis, turime savęs paklausti, kodėl šie 5 vyrai važiavo 100 km priešingą pusę, dieną prieš tai, kai rengiamas didelis krepšinio turnyras, kurio jie neketino praleisti. Kodėl jie nuvažiavo 100 km į atokų kelią atokiame miške? Kodėl jie tada staiga sustojo? Uždarė automobilio duris ir patraukė mišku vidurį nakties, nueidami apie 30 km iki apleistos priekabos ir patekę į priekabą, kur yra daugybė priemonių, reikalingų išgyventi, nepanaudojo nieko ir miršta per 13 savaičių iš bado ir šalčio. Yra daugybė teorijų, kodėl tai įvyko, pradedant jog Garis yra kažkaip už tai atsakingas, todėl jo niekas dar nerado. Baigiant tuo, kad jie tiesiog pasuko neteisingų kelių ir atsidūrė šiame kelyje, esančiame vidury niekur. Tačiau visa tai nepaaiškino jų kelionės tikslo. Jei jie būtų pasiklydę, policija mano, kad jie būtų važiavę ratais, vietoj to, jog važiuotų tiesia linija ir išliptų iš automobilio. Tai tiesiog nelogiška. Nėra žinoma, kodėl jie atsidūrė šiame kelyje, kodėl nusprendė eiti iki priekabos ir nusprendė nesinaudoti ten esančiais ištekliais. Bet kažkas nutiko, kažkas privertė juos taip elgtis ir po šiai dienai mes to nežinome. Tai tiek apie Juba penketo istoriją. Ką jūs manote, kas jiems galėjo nutikti? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą.
Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.